Gerbiamas prorektoriau, papasakokite, prašom, apie darbuotojų sulaukiantį algų mažinimą. Turiu pasakyti, kad tarnybinio atlyginimų mažinimas palies absoliučiai visus darbuotojus, nes tai susijęs su 3 vyriausybės nutarimais. Pirmasis nutarimas yra dėl bazinės mėnesinės algos mažinimo. Bazinė mėnesinė alga sumažinta nuo 128 litų iki 122, arba tiksliai 4,7%, įsigalioja nuo rugsėjo 1 dienos ir tai lies absoliučiai visas kategorijas darbuotojų. Antrasis nutarimas yra dėl studijas aptarnaujančio personalo arba pagalbinio personalo, kaip jį vadinam, tarnybinių atlyginimų peržiūrėjimo. Tai turiu pasakyti, kad tas stulpelis eilutė, kuri kalba apie švietimo ir mokslo sistemos darbuotojus, praktiškai yra nekeista ir tarnybinių atlyginimų koeficientai praktiškai nesikeičia. Yra tik priimta pataisa, kad priedai ir priemokos struktūrinių padalinių vadovams aptarnaujančio personalo negali viršyti 70% tarnybinio atlyginimo, o visų kitų darbuotojų 90% tarnybinio atlyginimo. Tačiau praktiškai tokių žmonių yra tik keletas arba beveik visai nėra, tai jie taip pat labai nedaug ką palies. Ir trečiasis nutarimas tai yra apie aukštųjų mokyklų vadovus, o taip pat mokslo ir studijų personalo, tai yra dėstytojus ir mokslininkus. Tai šitas nutarimas pirmiausiai vadovams jis automatiškai mažina visiems atlyginimus, pradedant rektoriumi ir baigiant prodekanais. Ir atitinkamai dar taip pat mažėja bazinis mėnesinis atlyginimas, o mokslininkam ir dėstytojam koeficientai praktiškai nesikeičia, tai yra apatinė riba trupučiuką didinama, viršutinė nesikeičia, profesoriams iš vis niekas nesikeičia, tai yra koeficientai galėtų likti tie patys, tačiau skaičiuojant atlyginimą darbo užmokestį, bazinė alga dar turės būti dauginama iš koeficiento 0,965. Tai yra dar 3,5% bus mažinamas tarnybinis atlyginimas. Vadinasi, pedagoginiam moksliniam personalui ir vadovaujančiam personalui atlyginimai vien šitais koeficientais yra mažinami 8%. Ir tai tas nauja pataisa 3,5% mažinimo mes manome bus įvesta nuo spalio 1 dienos, tai yra universitetas senato nutarimu turėtų įvesti, kadangi reikia darbuotojus prieš mėnesį įspėti, o bazinio atlyginimo mažinimas įsigalioja nuo rugsėjo 1 dienos.